Sveiki visi, seniai matyti, sveikinu su 2017 metais. Iš tikrųjų, matėt mane tikrai labai senai ir aš prisipažįstu, aš kalta. Ir šiandien grįžau su video klausimai, atsakymai. Rašiau Facebook'e, rašiau Instagram'e, kad klausinėtumėt manęs klausimų, aš viską atsakysiu video formatu. Tarp kitko, nebeturiu savo Samsungo, dabar nusipirkau naują iPhone'ą, tai nežinau, atleiskit už kokybę, bet norėjau dienos šviesoje nufilmuoti, bet pritrūko laiko, tai žodžiu, na, kaip sakant, svarbiausia turbūt atsakymai, tiesa? Tai va, tai gerai, kadangi klausimų daug, tai aš labai čia nesiplėsiu. Iš tikrųjų pasakysiu, kodėl manęs ilgai nebuvo, nes gruodžio mėnesį buvo labai sunkus man mėnesis, turėjau daug tokių sveikatos problemų, dantų problemų, nu žodžiu, išgyvenau, kaip aš sakau, siaubą. Tai va, tai pagaliau grįžtu su naujom jėgom ir tada pradėkim. Manęs klausė Gabija, kokia yra mano mėgstamiausia spalva. Iš tikrųjų nežinau, tikriausiai juoda ir gal rožinė, raudona. Neturiu iš tikrųjų vienos tokios mėgstamos, anksčiau tai kai buvau putli, rengdavausi tik juodai. Dabar, tarp kitko, sporto rūbai tai labai jau spalvoti. Nu, čia sakau, priklauso nuo mano nuotaikos, nuo metų sezono. Šiaip mėgstu klasiką, tai juoda, bet kažkokios tai vienos tobio, kurios negalėčiau gyventi, tai tikrai neturiu. Tada sekantis klausimas. Laura manęs klausė 5 top produktai, be kurių neįsivaizduoju savo gyvenimo. Tai pirmas produktas tai yra graikiškas jogurtas. Aistės graikiškas jogurtas, be kurio tikrai aš neįsivaizduoju gyvenimo. Iš tikrųjų atsakymą aš iš karto perspėjau nesirašiau, kalbėsiu, kaip sakant, kaip visą laiką iš galvos. Kitas dalykas, be kurio neįsivaizduoju gyvenimo, tai yra kiaušiniai. Kitas dalykas, be kurio neįsivaizduoju gyvenimo, tai yra mėsa, vištiena ir kalakutiena. Ko čia dar galėčiau atsakyti? Aišku, avižos, kas be ko. Ir turbūt, aišku, daržovės, top pomidorai. Negalėčiau būti be pomidorų. Ok, Viktorija, kokius iššūkius planuoja 2017 metais? Iš tikrųjų labai nenorėčiau garsiai kalbėti apie juos kol kas, kadangi tų iššūkių planuoju labai daug. Ir šiaip aš mėgstu viską daryti gyvenime tyliai. Pradžioje apsitart su savim, pasižiūrėti, ar galėsiu to padaryti. Ir tada skelbtis viešai. Bet dabar planuoju 30 dienų iššūkį vėl, kad grįžti į realų gyvenimą po visų ligų, po visų švenčių. O tada jau žiūrėsim. Manau, kad galbūt jūs labai nustebinsiu. O šiaip be sporto aš gyvenimą neįsivaizduoju ir tų iššūkių tikrai bus daug. Ir tikrai matysime metų eigoje, kas vyks. Ką manai apie papildus, baltymai, karnitinas ir panašiai? Ką manau? Na, aš pati papildus naudoju, kadangi aš labai intensyviai sportuoju, kas sportuoja namuose, ar tiesiog nėra to tokio didžiulio fizinio krūvio, tai, žinot, čia jūsų pasirinkimas naudoti ar nenaudoti, aš pati naudoju, kadangi dabar kartu perskaitysiu ir kitą klausimą, kad galėčiau sujungti ir parodyti, ką pati naudoju. Tai vat kitas klausimas, ką patartum vartoti lieknėjimui, gal rekomenduoti kokį riebalų degintąją, kokį proteiną naudoji ir koks tavo yra skaniausias. Tai aš pati proteiną tikrai naudoju, proteinas turbūt yra tas papildas, be kurio aš ir neįsivaizduoju savo gyvenimo, nes aš proteiną naudoju tiek kepiniams, tiek po treniruotės. Aš naudoju Biotecho baltymus, turiu įvairiausių rūšių, bananų, vanilinį, šokoladinį, braškinio daugiau tikrai neužsisakinėsiu, nepatiko. Bananinį geriu iš karto po treniruotės, šokoladinių gaminu, su vaniliniu taip pat gaminu. Tai mano realiai favoritas skonio atžvilgiu yra bananinis. Kitas dalykas, ką aš naudoju, tai yra VCA amino rūgštis. Jas aš geriu treniruotės metu, tai yra sumaišau jas su vandeniu ir geriu. Čia yra energetinio skonio, čia yra Genetic Nutrition. Ir čia yra jo, ta energetinė skonio ir jau man atsibodo šitas skonis. Nes prieš tai geriau be skonio ir galvoju, o, energetinis, tai žodžiu, ne. Daugiau antrą kartą pačios BCA superinės, bet skonis man jau nuo jo, bet kai gert nori, žinot, ką daryti.
Kadangi iššūkio metu sportavau labai daug, tai po 6-7 kartus per savaitę, tuo pačiu metu gėriau ir gliutaminą atsistatymui. Rytais ir vakarais gerdavau. Gruodžio mėnesį, kadangi buvo šventės, visą kitą, iš tikrųjų turėjau šiokios tokios atostogas, daug mažiau sportavau, tai gliutamino kol kas nenaudoju. Kai vėl pradėsiu dar intensyviau sportuoti, viskas iš tikrųjų priklauso nuo fizinio krūvio mano, tada vėl glutaminą pradėsiu naudoti. Ir turiu kelis, tos vadinamus, turiu L-karnitiną, bet jau dabar nerodysiu, ir turiu 2 riebalų degintojus, vienas iš papildų pasaulio, man atrodo, o kitas yra iš irgi taip pat Genetic Nutrition, kaip ir mano BCA. Ką aš galiu pasakyti apie riebalų degintojus? Jeigu nėra mitybos, nėra prasmės tikrai jokių riebalų degintojų naudoti, jie tikrai nepadės, nes jeigu jie padėtų, tai visi būtume liekni, valgytume ką nori. Žodžiu, jeigu jūsų ten mityba yra labai sutvarkyta, jūs ten senai ten kažką daro, ten sportuojate ir taip toliau, ir kažkokiu turite tikslų ir taip toliau galite naudoti. Aš jų tikrai kiekvieną kartą nenaudoju, naudojau iššūkio metu, bet realiai tikrai turiu senai ir jie nėra taip, kad pastoviai tą naudočiau. Tai va, čia irgi viskas priklauso nuo to, kokį fizinį krūvį turiu ir kokius turiu savo tikslus. Tai va, ir ką patartum vartoti lieknėjimui, tai patariu nieko nevartoti, o valgyti sveikai, būti fiziškai aktyviem ir lieknėsit ir gražėsit ir viskas bus super. Tai va, atsakiau, mėgstamiausią proteiną jum atsakiau. Toliau, kiek kartų valgai per dieną ir kokius skysčius naudoji, ar vandenį su citrina ir taip toliau. Valgau aš 4-5 kartus per dieną, viskas priklauso nuo to, kelintą valandą sportuoju. Tai sakau, 4-5 kartai. Daugiau man yra sunku valgyti iš tikrųjų, nes aš labai nemėgstu to apsunkimo jausmo, tai dažniausiai taip ir būna. Būna net, ir sakau, retai kada 3 kartus valgau, bet 4 tai kaip minimum. Ir skysčiai ir vanduo, mano rytas prasideda nuo stiklinės vandens, o šiaip tai manau, kad iš vis turiu tokią nuomonę apie vandenį, kad vandens reikia gerti tiek, kiek reikalauja organizmas. Nes per didelis vandens kiekis per dieną irgi yra blogai, lygiai taip pat kaip ir per mažas. Todėl aš pati tyriuosi, žinau, pas mane skysčių kūne yra pakankamas kiekis, taip kad tikrai dehidratacija nevyksta ir geriu tada, kada noriu. Tai va, tikrai specialiai, tikrai nepasistačiusi ir savęs neprivartauju. Ar planuoju dalyvauti fitneso varžybose, tai iš tikrųjų, kaip jums pasakyti, reikia iš tikrųjų atsakyti savo tokius klausimus, ką tau tos varžybos duotų, kas man iš to, ir jeigu aš nuspręsiu, kad aš kažką iš to gausiu, tai aš dalyvausiu. Kol kas tikrai negaliu sakyti, kad aš dalyvausiu ir va, to ir tą datą galėsit mane pamatyti. Tai va, dabar tokia Aušra manęs klausė, Aušra labai daug klausimų man uždavė, tai pradėsiu nuo pirmojo klausimo, jinai daugiau manęs klausė apie iššūkį 70 dienų. Tai per iššūkį tiksliau per iššūkį man nukrito 8 kg. Iš tikrųjų, kilogramų iš karto sakau, neakcentuosiu, nes tai nebuvo mano tikslas. Neklausiu, koks būtent yra mano svorio tikslas, tai tikrai netoks tikslas buvo. Tikslas buvo mano, kad kūne būtų 24-5% riebalų. Normalus moters riebalų santykis kūne yra nuo 21 iki 33 sveikos moters. Tai jeigu dabar nesuklystu, ten plus minus 1%. Tai mano buvo toks tikslas, aš jo pasiekiau per 35 dienas ir kitas 35 dienas man buvo labai sunkios. Iš tikrųjų labai sunkios, nes tikslas jau buvo pasiektas ir jinai manęs klausė, kaip jaučiausi iššūkio metu, ar buvo sunku, ar aš čytinau, kiek kilogramų grįžo. Tai galiu pasakyti taip, man buvo sunku, emociškai tikrai kažkaip po to gailėjausi, kad pasirinkau tokį, man jau galbūt net nereikėjo ten tiek tų 70 dienų. Tai dabar tai, kai kartosiu, tai tikrai 70 nebedarysiu, nes 70 dienų yra 10 savaičių. Tai realiai buvo visko, buvo ir lomkės prasidėjo. Žodžiu, buvo sunku. Taip, buvo sunku, prisipažįstu, bet, negali būti viskas labai lengva, paprasta ir taip toliau, ne? Bet, žinot, kai turi tikslą, tada jau, kaip sakant, tokie dalykai
didelės reikšmės nesudaro. Ar čytinau, tai čytinau po 35 dienų, po to ten jau pasiekus tikslą vėl buvo, bet šiaip tai tikrai ne. Kiek kilogramų grįžo, tai iš 8 kg sugrįžo 3 kg po švenčių. Kadangi, sakau, turėjau problemų su sveikata, tai ir sporto krūvis buvo labai apmažintas, nes realiai tiesiog negalėjau sportuoti ir visiškai savęs mėnesį laiko nevarčiau, 3-4 savaitės, nes pas mane toks būna švenčių maratonas, kūčios, kalėdos, naujai metai, sausio 1 mano gimtadienis, jisai dažniausiai atsikelia savaitę po. Tai žodžiu, aš laikiausi savo režimo, bet tikrai leidau savo dažnai ir daug ką. Tai jo, man taugo 3 kg ir aš manau, kad jie man yra labai super, nes vienu momentu jau buvau iš tikrųjų įsigandus žiūrėdama į save, nes buvau tokia visą susitraukus, tai galbūt ir net nenorėčiau jų atsikratyti, tiesiog noriu grįžti greičiau vėl į savo gyvenimo ritmą, kaip sakant. Koks skaniausias mano atrastas patiekalas, tai man ne patiekalas, o skaniausias mano atrastas yra graikiškas jogurtas. Nes aš graikišką jogurtą valgau visur, su mėsa, su blynais, žodžiu, su viskuo, kur man tik šauna, tai čia varškė su graikišku jogurtu, tai, žodžiu, čia yra tas produktas, kuris man yra atrastas. Kiek suvartoju kalorijų, tai kalorijų aš niekada neskaičiuoju, gal čia ir blogai, bet man tiek svorio atsikratyti kalorijų skaičiavimas tikrai nebuvo reikalingas. Tai va, toliau. Žodžiu, pusryčių meniu topas ir pasakyk, ką valgyti be kiaušinių ar avižinės košės. Aš niekada nevalgau avižinės košės, atskirai kiaušinių ten ir taip toliau. Pas mane būna nebent kiaušinių baltymai, sumaišyti su avižom, iškepta blynų forma, su graikišku jogurtu. Tai vis tiek, tos produktus aš kažkaip pasidarydavau kitaip ir kitokį pavidalų valgydavau, tai tikrai tokių niekada nevalgiau, gal kelis kartus, kai nebuvo pasirinkimo, o šiaip per pusryčius pati paskutiniu metu esu pasinešus ant rapučių su lafinkau sūrio arba su avokado ir su lašiša. Man tai būna, aš tiesiog užsikrečiu kažkokį tai patiekalą ir valgau į mėnesį laiko, po to, nebepatinka, valgau kažką kitą, galiu vėl avižinius blynus 3 mėnesius valgyti. Tai tie patys trapučiai, su lašiša, su kiaušiniu, atsiprašau, jeigu vėl yra kiaušinis, su kiaušiniu, su avokadu, varškė, gal varškė iš tikrųjų per pusryčius nelabai tinkamas produktas, kadangi vis tiek lėtai pasisavinama, bet aš būna valgau varškėčius, būna valgau tos pačius avižinius blynus, būna valgau naminę granolą, kurią gaminu, pati kepuosi, tai žodžiu, tų variantų iš tikrųjų yra labai įvairių, gali būti tas pats smūfas, kažkoks tai ten iš daržovių, iš vaisių padarytas, čia jau, kaip sakant, iš tų produktų kiaušinių avižos galima tiek prigalvoti, kad valgyk ir tikrai nereikės valgyti neskaniai. Kur pirkau savo tą kombinzoną populiarųjį, galiu jį parodyti, jisai dabar tik tai toks šlapis, nes aš jį ką tik ištraukiau iš skalbimo mašinos. Tuoj parodysiu, apie kokį kombinzoną kalba Rimgailė. Iš tikrųjų, Rimgailė mano spinta nuo sportinių rūbų lūžta, bet paskutinį mėnesį porą aš negaliu išlipti iš šito kombinzono. Jisai atrodo štai šitai. Žodžiu, galiu pasakyti tik tiek, kad jo medžiaga, kokybė, patogumas yra tobula. Aš jį pirkau iš Alaudo Gym Style, galite Facebook'e susirasti, galite Google įsivesti Alaudo Gym Style ir ten tikrai surasti jų internetinę parduotuvę, galite važiuoti į centre esantį ofisą. Aš neatsimenu, kiek aš už jį mokėjau, man atrodo, tada buvo kalėdinės nuolaidos, prieš kalėdinės. Aš neatsimenu, kai buvo, gal 90 man atrodo, ar 95. Bet kas vertinat kokybę ir ieško tikrai gero ir kokybiško rūbo, tai Alaudo Gym Style rūbai yra perfekt ir tą progą aš kaip tik buvau vėl apsilankiusi pas juos ir nusipirkau dar vieną sportinę aprangą naujiems metams, kaip sakant, tai iš karto su jumis ir išpakuosiu. Tai va čia yra timpus, tuoj padarom, kad matytųsi, štai taip atrodo timputės. Čia yra tokie... Iš tikrųjų, aš galėčiau turbūt filmuoti beauty blogus, nes pas mane pirkinių turbūt yra tiek, kad galėčiau apie tai kalbėti ir kalbėti. Tai va čia yra timpas, čia, jeigu neklystu, yra iš Super Hot kolekcijos. Patogumas jų yra tobulas, jų kaina yra 75 €. Nu, žodžiu, jos yra superinės.
Ir tada nusipirkau dar maikutę, tik tai nežinau už kokį, čia irgi iš jų buvo nuolaida, jos kaina yra su nuolaida 30 eurų. Ir jinai tokia yra, matot, paprasta juoda maikė, bet su iškirpta visa šoninė dalim tiek vienos, tiek kitos pusės. Taip po apačia eina sportinis liemenėlė, sportinė, galiai yra tokios raidės. O kitokia, nu čia šitos give up, never give up, nu žodžiu, niekada nepasiduok, kaip sakant, ir sportuok. Tai va, nežinau iš kokios čia kolekcijos, bet man jinai labai patiko, kodėlgi ne. Tai va, kartu išpakavom, super, tai va, Alauda Gym Style labai patariu, o šiaip tai turiu ir Labios Mafijos rūbų, irgi esu patenkinta, Gavelo, kas ten dar pas mane yra, nu, jeigu turit sakau kažkokių klausimų, tai klauskite apie rūbus, nes esu išbandžius labai daug ir kadangi sporto salėje itin vertinu kokybę ir patogumą, kaip jaučiuosi, tai tikrai teko daug išbandyti. Taip, Dominika, kokie 5 dalykai tavo manimų reikalingi žmogui, kad jis būtų laimingas, sėkmingas ir gražus? Visų pirma, pasakysiu iš savo pusės, man gražiausi žmonės yra tie, kurie turi kažkokius tai tikslus gyvenime. Tai nebūtinai sportinius, tai apskritai gyvenimiškus, žmonės, kurie šneka, žmonės, kurie turi aistrą, kurie tiki to, ką daro. Tai pirmas dalykas, ką žmogui reikėtų, manau, gyvenime turėti, tai yra tikslas. Antras dalykas, svarbus ir pats svarbiausias, kurį aš vertinu ir dabar vertinu dar labiau, tai yra sveikata. Nes kai mes neturim sveikatos, mūsų rankos yra užrištos. O kai mes esame sveiki, tada visos galimybės ir viskas yra mums tiesiai prieš akis, tai reikia tą pasiimti. Kitas dalykas, tai yra, manau, tai tikslai, sveikata, manau, užsispyrimas. Ne tai, kad užsispyrimas, galbūt žmogaus toks, kaip pasakyti, žmogus negali būti egoistas, nežinau net kaip jums pasakyti taip teisingai, bet sakau, yra tokių žmonių, kurie atrodo pamatai ir atrodo, kad jisai, bet pas jį yra tikrai viskas super, ne? Tai vat, manau, žmogui reikėtų to tokio nuoširdumo, gal daugiau pozityvo, realistiškumo, ne per didelio optimizmo ir ne per didelio pesimizmo, to tokio, kaip pasakau, noro ir aistros. Noro ir aistros ir kad žmogus turėtų vertybės, tam tikras, kad turėtų tikėjimą. O čia, žinot, gražus tai visiems neįtiksi. Aš vieniem gal labai gražiai, kitiem gal labai negražiai, nu čia, žinot, kiekvienas skonio reikalas. O manau, kad svarbiausia, man pačiai asmeniškai, kas yra sėkmingas, laimingas ir gražus žmogus, tai tikslingas, disciplinuotas, harmoningas, sveikas ir besišypsantis. Kiek kartų po iššūkio sportuoji ir kokius papildus naudoji, tai kokius papildus aš jau parodžiau. Po iššūkio metu sportavau 6-7 kartus, po iššūkio, kadangi buvo, sakau, tokių problemų, tai buvo ir 3 kartus sportavau, ir 4, ir 2, nes buvo visko. Dabar pradėsiu sportuoti 5-6 kartus per savaitę. Čia viskas priklauso, tai 5, manau, optimalu, tai tikrai. Ar valgai prieš treniruotę, ar sportuoji tuščių skrandžių, kaip geriau? Taip, aš sportuoju tuščių skrandžių, nes aš sportuoju ryte, 7 ryto. Ir aš atsikeliu, iš karto važiuoju į treniruotę, tai aš teikiu pirmenybę sportui tuščių skrandžių. Kaip geriau, tai čia yra kiekvienam žmogui savaip. Jeigu tu ateini, čia yra, aišku, pripratimo reikalas, kadangi aš 2 metai sportuoju rytais, tai ryte man yra pats geriausias sportas. Jeigu aš sportuoju, tarkim, būna tikrai kartais ir vakarais. Bet tai aišku, kad valgai, o jeigu, tarkim, šeštadienį einu boksą, jeigu einu, tarkim, tai vis tiek boksas man nebūna 7 ryto, jisai būna 10, tai aišku, aš valgau pusryčius ir stengiuosi valgyti 1-1,5 valandos prieš treniruotę. Nu, kad vis tiek, nes jeigu ten visas prisivalgęs, tai automatiškai sunkiai jautiesi. Ką valgyti vakarieniai, norint atsikratyti papildomų kilogramų? Patariu valgyti žuvį su daržovėm, riebę žuvį, lašišą su daržovėm, patariu valgyti varškę su graikišku jogurtu, su bekalorijais sirupais, kuriuos aš pati, jūs manęs klausėte, ar naudoju, tai taip tikrai naudoju. Tarp kitko, turiu čia šalia šaldytuvą, tai galiu netgi parodyti, ko aš turiu. Patariu valgyti salotas, tuno salotas.
Tai yra nevartoti angliavandenių vakare, tai yra visokių ten ryžių, ten ir taip toliau, tai liesa, mėsa su daržovėm, žuvis su daržovėm ir taip toliau, laškytė. Waldemarms sirupas karamelinis mano topas, aš jau jį naudoju 2 metai, jisai man labai patinka. Tada yra Waldemarms barbecue padažas, iš tikrųjų jį tik vienas per gyvenimus naudoju, čia yra antras, kurį nesenai nusipirkau, tai kartais, kai reikia pasikardinti mėsą, tai kodėlgi ne. Šokoladinis. Aš taip manau, kad juos reikėtų sunaudoti greičiau negu esu naudoju. Reikėtų man šitų pasidomėti. Nes aš jau jį turiu labai senai, gal pusę metų. Įsivaizduokit, aš naudoju juos iš tikrųjų tikrai ne kiekvieną dieną, taip kad jie ir tikrai labai nesinaudoja greit. Tada šokoladinis sirupas iš MyProtein. Nežinau. Jokios nuomonės neturiu, žinokit. Tada mano favoritas iš Pitbulls, tai yra riešutų šokolado skonio sirupas. Čia mano favoritas, vyšnių man nepatinka. Todėl aš vyšnių naudoju daryti naminiai granolai, kai avižas mirkau sirupe. Tada yra chocolate iš Protein Works. Irgi be nuomonės, žinokit. Ta prasme, okei, saldu tai saldu, bet kad kažkoks tai būtų, tai realiai šitie 2 mano yra patys mėgstamiausi. Ir tas barbecue tai labai tikrai superinis, esu Waldemarms to salotom naudojus, tai irgi tikrai labai faini padažiukai. Tai va, tai žodžiu, tai kaip ir viską lyg ir nufilmavau, viską atsakiau. Jeigu dar turite kažkokių klausimų, tai visą laiką rašykit, stengsiuosi dabar juos kaupti ir video formato atsakinėti, nes man taip yra daug lengviau. Tikiuosi labai nenusišnekėjau, kadangi vis tiek senai kalbėjau prieš kamerą, tai tikiu mane suprantat. Ir ką, laukime naujų tada tikslų, žiūrim, ką turim ir linkiu iš tikrųjų visiems, kadangi tikiu, kad ne vienas jūsų prižadėjote savo 2017 metais padaryti kažką wow, kažką galbūt savo kūnui dėl savęs, tai linkiu nepasiduoti ir eiti tikslingai link tikslo. Viso ir iki susitikimo.